Sveiki visi, taigi šiandien po ilgo laiko vėl pasimatome ir pakalbėsime apie, ko gero, labiausiai apkalbamą naujieną, kad Lietuvos rinktinė ir vėl nepateko į olimpinės žaidynės. Kodėl taip atsitiko, mes nagrinėti gal nesiimsim, bet norėčiau aš šiaip įsakyti savo nuomonę ir labiausia, kas liūdina, tai vienas iš pirmaujančių ir ko gero vienas iš geriausių bent jau iki šiol buvusių portalų ir naujienų apie krepšinį Basket News. Basket News, mano nuomonė, labai stipriai nusivažiavo ir jie patys daro viską, kad tam pačiam Lietuvos krepšiniui būtų tik blogiau. Nėra jokios pagarbos iš jų pusių, tas pats Jonas Valančiūnas, kalbinamas Palangoj, vienas iš laidos vedėjų įsitraukė cigaretę ir rūko netgi tada, kai Jonas pasako pastabą, jis vis tiek savo rūko ir klausimas tada kyla, jeigu toks požiūris į Lietuvos krepšinio pačią ryškiausią žvaigždę, tai kodėl mes galim tada tikėtis kažko tai iš tos pačios rinktinės, jeigu geriausias portalas, kuris turi užduoti ir ritmą, ir visą tą aurą, ir visą tą hypą, ir visą kitą, elgiasi nei pagarbiai, nei visiškai negerbdamas nei savęs, nei aplinkinių, nei pašnekovų, negerbdamas nieko. Podcastuose, gerai podcastuose, ten tie keiksmažodžiai, gal ir tai yra labai faina, labai gražu. Aš apskritai gyvenime stengiuosi mažai keiktis ir apskritai riboju keiksmažodžius. Gal jiems tai yra normalu, bet tai, kas vyksta ir pokalbiuose, ir su pašnekovais, tai yra baisu. Baisu ir gaila, kad taip vyksta ir ko gero pirmiausia reikia Basket News patiems savęs pasižiūrėti, kaip jie nusirito, o tik tada pasižiūrėti ir aptarinėti krepšinio rinktinės būseną ir visą kitą. Pati rinktinė, su ja viskas yra kaip ir gerai. Gerai, todėl, kad laikai visiškai pasikeitė. Mes buvom įpratę prie Sabonio laikų, Kleiza, Jeftokas, Šiškauskas, Macijauskas. Visi, kurie buvo super žvaigždės pasaulinėme krepšinyje, kurie arė už rinktinę, kad jiems ir ta vasara, ir ta rinktinė buvo prioritetas, bet laikai pasikeitė kardinaliai ir anksčiau, jeigu buvo pats pagrindinis sporto pasiekimas ir siekimas Europos, pasaulio ar olimpinis medalis, tai dabar laikas pasikeitė ir pats didžiausias įvertinimas yra geras ir pelningas kontraktas. Taip yra visur, taip yra ne tik Lietuvoje, taip ir yra tam pačiam Puerto Rike, sakykime, kur pasikeitė, ten žmonės kovoja už savo, jie siekia išsikovoti savo vietą, kaip kažkada po Tarybų Sąjungos griūties siekia išsikovoti vietą Lietuvos rinktinė, taip dabar tos rinktinės mažesnės, kurios buvo ir silpnesnės, dabar jos siekia tą patį, kadangi pasirodymas olimpinėje atrankoje, pasaulio čempionate, Europos čempionate, geras pasirodymas kiekvienam žaidėjui garantuoja gerą kontraktą. Be abejo, būna vienadienių ir vienkartinių fenomenų. Prisiminkime Makedonus, prisiminkime labai daug visokių rinktinių, ten nesigilinsim, bet tiesiog taip būna ir taip yra. Dabar žmonės kovoja už kontraktus. O kadangi lietuviai suvažiuoja tikrai iš gerų klubų, su gerais kontraktais, todėl taip ir tikriausia gaunasi, kad kai susidarė alkanas žvėris,
kas buvo Puerto Rikas su Lietuva, kur visi turi su fantastiškais kontraktais, pasakiškais ir rezultatą matom. Bet čia nereikia kaltinti nei žaidėjų, nei trenerių, ypač trenerių, nes tiesiog tai būna gyvenime, kad ne visada pavardės ir kontraktai laimi. Kartais alkani žmonės pasiekia gerokai daugiau negu tie žmonės, kurie turi jau viską. Šioje rinktiniai, kas buvo motyvacijos nulis, noro irgi nulis kažkoks, tai labai liūdna buvo žiūrėti į Domantą Sabonį, kuris buvo iš vis be formos, be motyvacijos, be nieko. Jonas net važiavo, nes kontrakto laukė. Kiti irgi buvo kažkaip labai įdomiai pasiruošę. Tas, aišku, pasiruošimas irgi buvo labai toks trumpas, vien savaitę praktiškai, paskui sekančią savaitę kelionė į tą Puerto Riką, ten prisitaikymas, ten dar kažkas, visa kita, tiesiog tokia. Bet čia nepasiteisinimas, nes visiems buvo vienodos sąlygos. Į olimpinės nepateko netgi ir tokios žvaigždės kaip Kroatijos, kurie ten tikrai irgi turi NBA žaidėjų ir dažniausiai irgi nieko nepasiekė, kurie netgi po šito naujiena yra, kad po finalo įsivėlė į muštynės Atėnų bare. Nepateko slovėnai, kurie turi superžvaigždę Dončičių ir kurių laukė finale kovos su Graikijos rinktinė, bet kuri neįvyko, nes paprasčiausiai Slovėnija atvažiavo visiškai be formos, įsiderinus su pervargusiu ir nemotyvuotu Dončičium ir gavom, ką turim. Tie patys Latvijai namie žaisdami irgi nieko nesugebėjo išeiti, taip kad čia kažkokios tragedijos tikrai nėra ir nematau. Man baisiau yra skaityti straipsnius, klausyti Basket News podcastus, kur yra toks požiūris į patį, į rinktinę žaidėjus, į krepšinį. Ir norėtųsi tikrai paklausti jų, aišku, tikrai manęs nežiūrės jie, bet įdomu būtų paklausti, kodėl toks jų požiūris, ar čia jau mes priėjom tokius laikus, kai nėra kažkokios tai pagarbos, paprasčiausiai žaidėjams, pašnekovams, visa kita. Aišku, tie dabar tokie tie TikToko socialinių tinklų laikai, bet vis tiek turi būti pagarba, turi būti kažkas. Tai sakykit, ar su tokiu požiūriu į krepšininkus ir į krepšinį, kur vis laik kritika, šūdo pilimas, visa kita, bėdos, problemos, šūdai visokie, visa kita. Tai ir čia susideda viskas. Tai dabar pagal paskutinius interviu po rungtynių, tai panašu, kad Grigonis nebevažiuos jau niekada į tą rinktinę. Mindaugas Kuzminskas tikriausiai irgi jau paskutinės buvo atrankinės jo. Dauguma tikriausiai irgi nevažiuos. Mano nuomonė tai paprasčiausias yra psichologinis dalykas, kurio nesugeba peržengti Lietuvos rinktinė. Kai tik ateina svarbus mačas, kažkas pasikeičia. Ir čia nėra trenerių, čia nėra galbūt ir tų žaidėjų kaltė, čia yra grynai psichologija. Kiek buvo tų rungtynių, kur labai arti buvo, visiškai atrodė, viskas, jau vos nelaimėtas rungtynės, tuo pačiu Puerto Riko, ten buvo +7 ir vėl sustojo, ir vėl kažkas, ir atrodo, kad čia jau gal net būtų daugiau klausimas federacijai, treneriams, ten visiems žaidėjams, kurie ten žaidžia, ir
susėsti ir vat, būtų tas pats Basket News, paimtų, paklaustų, vat, kas yra, kodėl taip yra, kodėl panagrinėtų, kodėl tas pats praeitas pasaulio čempionatas iki rungtynių su Amerika, atrodė, kad neš visus, pirmas bus nepriklausomos Lietuvos istorijoje pasaulio čempionato pirmos vietos medalis. Ir va, po rungtynių su Amerika viskas. Kaip ranka nukirto. Nusėdo ir viskas. Ir vienos rungtynės su italais buvo, bet ten italai patys matyti nenorėjo ir netikėjo, kad gali laimėti. Ir patys dar labiau psichologiškai nusėdo negu lietuviai. Tai va, labai norėtųsi, kad iš Basket News ir apskritai iš visų pasitemti ir pasižiūrėti, ką galim padaryti su to krepšiniu, panagrinėti priežastis, kodėl taip yra, kodėl psichologiškai stringa ir žlunga rinktinė, kai ateina svarbus mačai. Kas įtakoja? Aišku, dauguma sakys, treneris nemotyvuoja, žaidėjai silpni, bet tai nėra atsakymas. Tai treneris tikrai yra geras. Aš nematau, kodėl jį turėtų būti pakeista. Tiesiog reikia išspręsti problemą. Kas yra negerai, kodėl sustoja. Čia aura rinktiniai kažkokia, čia mentaliteto trūkumas, kur yra problema ir kaip ją išspręsti. Žaidėjus turim super žvaigždės. Domantas Sabonis, NBA All-Star žaidėjas. Dauguma Eurolygos, tas pats Grigonis, Stedekerskis, iš kokių klubų atvažiavę, Jakubaitis, nulinis, praktiškai panagrinėti norėtųsi tas iš Basket News pusės, iš ekspertų, kodėl, kas čia yra, aišku, pervargimas, nepasiruošimas, trumpas pasiruošimas, visa kita, galbūt kaip Linas Kleiza minėjo per savo podcastus, kad reikia lietuviams daugiau laiko įsivažiuoti, pasižiūrėti, kas, kur, kaip. Bet tai yra ne pirmas momentas ir ne pirmas kartas, kaip svarbiausias taškas, svarbiausias geimas, žaidimas, dar kažkas tai ir sustoja. Ir atrodo, kaip išsijungia, atrodo, kad pirmą kartą būtų su kamuoliu tie žmonės. Kas čia stabdo, kas kiša koją, ar čia reikalingas galbūt labai rinktiniai psichologas, galbūt kažkoks žmogus, galbūt daugiau psichologinių žaidimų. Kaip sakykim, kad labai geras pavyzdys buvo 2010 metais, kaip iškovojom pasaulio bronzą, kaip šitas Kemzūra motyvavo su 300 partiečių, su dar kažkas. Gal tokių žmonių reikia, gal tokių dalykų reikia, kad sugrįžtų tos pergalės. Taip, kad labai norėčiau, kad Basket News nustotų drabstytis purvais ir panagrinėtų, kame yra problema, ir neieškoti ten trenerio keitimų, dar kažkokiam bėdų ar dar kažkokiam, bet sprendimo būdų, kad būtų sprendimai. Tai irgi, tai vis tiek, jeigu yra didžiausias pasaulyje portalas apie krepšinį, didžiausias Lietuvoje ir stipriausias ir tikrai vienas, ir tikrai geriausias, skaitomiausias, aš pats praktiškai kiekvieną dieną pasižiūriu, bet podcastai šią vasarą tai buvo kažkas tai, vajai. Taigi, ačiū, kad pasižiūrėjot, jeigu jau iki čia pažiūrėjot, išklausot, paspauskite laiką ir paprašykite būtinai savo komentarą, ką jūs manote apie Lietuvos krepšinio rinktinės pasirodymą atrankoje. Ačiū Jums labai ir iki greito, iki.